Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas per daugiau nei 15 savo veiklos metų jau tapo vienu iš didžiausių profesinių sąjungų susivienijimų Lietuvoje. Pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus telkianti organizacija šiuo metu vienija 6 šakinės organizacijas. Savo nariams susivienijimas padeda realizuoti pažangias idėjas bei įgyvendina veiksmus, užtikrinančius palankiausias sąlygas tarnybai, darbui ir saviraiškai. Per mažiau nei 2 metus organizacijos narių skaičius padidėjo daugiau nei 55% iki 4000 žmonių. Mums labai daug reiškia matyti tokį narystės augimą ir suprasti, kad mumis pasitikima. Esame tikrai matomi ir pareigūnų problemas sprendžiame efektyviai. Kaip organizacijai vienijančiai pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus yra labai svarbu turėti daug pasitikinčių narių. Tai mus vienija, stiprina ir įgalina naujiems darbams. Nuo 2021 metų susivienijimas yra asocijuotas Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos narys. Galiu drąsiai pasakyti, kad per daugiau negu 15 veiklos metų mūsų organizacija jau išaugo tik atstovavimo marškinėlius. Pagrindinių rūpesčių išlieka atlyginimo, darbo aplinkos ir socialinių garantijų klausimai. Tačiau jaučiame ir suprantame, kad mūsų ilgametė patirtis gali būti naudinga vystant socialinį dialogą visoje šalyje. Todėl bendradarbiaujame su kitomis profesinėmis sąjungomis, vyriausybės institucijomis, esame Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos nariai, aktyviai dalyvaujame dėrybose dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties. Nuo 2022 metų susivienijimas tapo Europos policijos profesinių sąjungų federacijos EU.pol nariu. Šios organizacijos esminiai veiklos tikslai – smurto prieš policijos pareigūnus mažinimas Europoje, geresnės pareigūnų socialinės garantijos, tinkama darbo laiko apskaita, pareigūnų organizacijų lyderystės ugdymas ir dalinimasis gerąją patirtimi tarp organizacijos narių. Manau, kad tai puikus būdas pasisemti patirties iš valstybių ir organizacijų turinčių daug gilesnės socialinio dialogo tradiciją. Visų pirma, kalbu apie mūsų socialinius partnerius vakarų Europos šalyse ir jų POL federacijoje. Tačiau vis dažniau pastebiu, kad ir patys jau turime kuo pasidalinti su kitų šalių atstovais. Esu įsitikinusi, kad esame ir matomi, ir vertinami. Pagrindinės susivienijimo nariams teikiamos paslaugos – bendruomenės interesų gynimas ir dalyvavimas teisėkūroje, teisinė pagalba nariams ir teisinės konsultacijos nariams, mokymai ir saviraiška, parama, bendruomeniškumo skatinimas. Bendruomenės interesų gynimas ir dalyvavimas teisėkūroje yra bene daugiausiai organizacijos narių ir atstovų laiko bei kitų resursų reikalaujanti veikla. Kasmetinės batalijos dėl statutinių ir kitų įstaigų finansavimo, nauji įstaigų darbą reglamentuojantys teisės aktai, pareigūnų darbo užmokestis ir socialinės garantijos, pavyzdžiui, valstybinės pensijos. Tai tik dalis klausimų, prie kurių sprendimų savo kasdienę veiklą ir pastangomis prisideda susivienijimo atstovai. Ypač daug jėgų pareikalauja kova dėl finansavimo aplinkosaugininkams ir statutinių įstaigų pareigūnams. Kovojame dėl vidaus tarnybos statuto pataisų, kuriomis politikai siekė sumažinti socialinės garantijas pareigūnams. Aktyviai dalyvavome dėrybose su politikais, ruošėme savo pozicijas ir argumentus, organizavome protesto akcijas, konferencijas, diskutavome su socialiniais partneriais, rengėme ir teikėme teisės aktų projektus. Bendruomenės interesų gynimas, rūpestis pareigūnų kasdienybė yra nenutrūkstantis procesas. Jį tęsiame netgi jei kažkas mūsų neišgirsta. Pastaruoju metu pareigūnus ypač neramina valdančiųjų siekiai suvienodinti pareigūnų ir valstybės tarnautojų socialinės garantijas. Seimui priėmus vidaus tarnybos statuto pataisas, pareigūnų darbo užmokesčio priedas už stažą buvo sumažintas nuo 30 iki 20%. Įžvelgėme valdančiųjų norą suvienodinti valstybės tarnautojų ir pareigūnų darbo užmokesčio politiką ir socialinės garantijas. Nesutinkame su tuo. Esame įsitikinę, kad sveikata ar net gyvybę rizikuojantys pareigūnai turi gauti reikiamas socialinės garantijas. Dėl to kreipėmės į Konstitucinį teismą ir tikimės mums palankių sprendimų.
Teisinės narių konsultacijos ir teisinė pagalba jiems dar viena ypač svarbi susivienijimo ir šakinių organizacijų paslaugų dalis. Per 3 metus susivienijimo teisininkas nariams suteikia maždaug 2000 teisinių konsultacijų, parengia keliasdešimt įvairių raštų, teisės aktų projektų. Kasdieninė teisinė pagalba mūsų nariams, manau, yra viena iš svarbiausių ir kertinių paslaugų, kurias teikiame nariams. Mūsų teisininkai yra sukaupę ilgametę patirtį, kuri lemia išskirtinę teisinių paslaugų kokybę. Turime ne vieną ir ne 2 pavyzdžius, kada mūsų teisininkų pastangomis buvo apginti pareigūnų ir narių interesai. Jie buvo reabilituoti, grąžinti į tarnybą. Kylančios problemos dažnai išsprendžiamos dar iki joms persikeliant į teismo rūmus ir sales. Mokymai ir saviraiška. Savo nariams susivienijimas kasmet organizuoja įvairius mokymus. Kartu su Norvegijos profesinė sąjunga Fagforbundet įgyvendinome projektą Geresnis socialinis dialogas, geresnis darbo sąlygos. Iš viso šiame projekte dalyvavo daugiau nei 160 profesinių sąjungų ir darbdavio atstovų. Surengtos net 9 mokymo sesijos skirtos socialiniam dialogui, komunikacijai, dėryboms, lyderystei, darbui komandui, konfliktų sprendimo būdams ir strateginiam planavimui. Tokius visapusiškai naudingus projektus ateityje vykdysime ir toliau. Remiame narių dalyvavimą tarptautinėse sporto varžybose. Pavyzdžiui, Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga nuolat remia savo narius dalyvaujančius Ugniagesių gelbėtojų pasaulio čempionate. Mums rūpi kiekvienas narys, todėl jau kelerius metus iš eilės kiekvieną savo narį draudžiame asmeniniu draudimu, padengiančių nelaimingų atsitikimų išlaidas. Tai padaryti mums padeda bendrovė Bunda. Be to, išskirtinėmis sąlygomis pareigūnai gali apdrausti ir savo šeimos narius. Esame vienas iš nedaugelio, o gal ir vienintelis profesinių sąjungų susivienijimas, kuris tokiu draudimu yra apdraudęs visus savo narius. Esu įsitikinęs, kad mūsų nariams, kurie kiekvieną dieną rizikuoja savo sveikatą ir gyvybę, ši paslauga yra labai svarbi. Praėjusiais metais atlikom savo narių apklausą būtent dėl teikiamo mūsų paslaugų. Apklausos metu paaiškėjo, kad net 7 iš 10 mūsų narių naudojasi mūsų partnerių paslaugomis bei lengvatomis. Tai iš tiesų yra labai didelis skaičius. Mes matome, kad mūsų nariams tai yra aktualu ir mes pasitengsime ir ateityje ieškoti naujų partnerių, kurių paslaugos būtų aktualios mūsų nariams. Esame labai dėkingi visiems Lietuvos piliečiams, skiriantiems dalį gyventojų pajamų mokesčio mūsų organizacijai. Šios lėšos leidžia apdrausti mūsų narius sveikatos ir gyvybės draudimu, o taip pat padeda mūsų organizacijai veikti. Mūsų siekis, kad profesinės sąjungos taptų tiltu, kuris jungia bendruomenę, politikus, įstaigų vadovus. Mes siekiame diskutuoti, ieškoti bendrų sprendimų. Ir tik būdami gausia organizacija, kuria pasitikė aktyvūs pareigūnai, mes pasieksime savo užsibrėžtų tikslų, todėl kviečiu visus jungtis į profesinių sąjungų gretas esančią susivienimo sudėtyje. Kviečiame prisijungti prie nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo ir tapti stiprios, veiklios ir palaikančios bendruomenės dalimi.